Kai baigiau mokyklą, sakiau, kad į Šalčininkus niekada nebegrįšiu. Sakiau, nėra man ten ką veikti, kaimas nusibodo, nebegrįšiu, nenoriu. Neseniai atvažiavau, visai atsitiktinai pakvietė dirbti su moksleiviais. Aš labai nustebau, koks įdomus jaunimas dabar gyvena Šalčininkuose. Jie nepaprastai įdomus. Ir pagalvojau, kad tikrai verta dėl tokių smalsių, įdomių žmonių atvykti į Šalčininkus su spektakliu. Tai yra puikia galimybė kalbėti bendra kalba, bendra kūrybos kalba. Labai džiaugiuosi, kad aš esu jauna, o už mane yra dar jaunesnių žmonių, kuriems jau galiu kažką parodyti. Kuriuos galiu supažindinti su veikla, kurią galbūt jie patys užsiims ateityje. Tai džiugu, kad galime atvykti su spektakliu ir ne tik parodyti save, bet ir supažindinti su profesija, kuri domina daugelį Lietuvos jaunuolių. Sveikinu su šventėmis!